Labadiena, su Jums aš gydūnė profesorė Dalia Sekmokienė. Pakalbėsim apie lėtinį gastritą. Apie skrandį ir kepenis jau tiek daug filmuoju, bet vėl tas Facebookas rodo, kad žmonės labai daug nesupranta. Jie galvoja, kad labai greit galima tokias ligas pagydyti ir po to vėl valgyti nesąmonės, kaip aš kalbu, maistas, kuris sukelia daug ligų, tai kepta mėsa, perdirbti gaminiai, kuriuose daug konservantų ilgai laikosi, tai vytinta, rūkyta mėsa, įpakuota vakuuminėse pakuotėse, visokie sausainiai, piragai, kurie ilgai laikosi, išhidrintų riebalų gaminiai, bulvių traškučiai, netgi bulvytės fry, bulvės retai valgomos vienos, dažniausiai dedamos į spalvotų daržovių troškinį. Bet kai aš matau, kad ir mažiem vaikam Turkijos ar kitur eina ir prie bulvių fry ir kraunasi ir gal nori pasimėgauti, tik namuose negauna, puiku. Kartą nuvažiavus patostogauti čia nieko blogo neatsitiks. Bet ne kiekvieną dieną ir ne pusryčiam, pietum ir vakarienė, jeigu tai įmanoma. Ir dar žmonės dažnai nesupranta, kad skrandžiui sustreikavus nepilnai maistas suvirškinas, nepilnai suvirškintas maistas daug šlakų, apkrova kepenim, inkstam, kasai ir žarnynui. Ir po truputį vystosi tos lygos. O kai kepenys atlieka daug kitų funkcijų, ne vien kraują valo, tulžies gamyba ir kraujo valymas visi žino, bet aktyvina skydliaukės fermentus, sintetina amino rūgštis, detoksikuoja labai sudėtingus junginius, vaistus, termoreguliacija iš kraujo depo. Netgi jeigu mes badaujame, jos prisideda prie ketoninių kūnų gamybos, jeigu ardomi kūno raumenys, baltymai, ne tik visceraliniai riebalai. Labai daug medžiagų apykaitos funkcijų dalyvauja. Labai sunkiai perdirba alkoholį, hepatocitos, apie tai atradau. Ir žmonija dar yra nepajėgi labai labai daug ištyrinėti visų kūno funkcijų. Kartais, ai, sako tie gydytojai, taip negalima sakyti. Aš visada sakau, žmonija nepajėgi. Daug kur žmonija nepajėgi daugumą planetų nusiųsti, pavaikščioti po visas planetas, jūs ten nusiųsti, kad jūs pakeliautumėt. Ir visada sakau, jeigu kažkas kažko nepadaro, tai savo vaikus arba savo giminių vaikus užauginkite taip, kad jie būtų genialūs, protingi, eitų į tų specialybių, kur kažkas nepadaroma, pirmasias gretas ir padarytų. Nes tikrai tai yra labai sudėtinga. Ištirti, kaip veikia neuronai, kaip veikia galvos smegenų liauka, netgi kaip virškinimas veikia. Aš čia apraše būtinai visada skaitykit aprašus, įdėsiu daug apie skrandį. Kaip susidaro skrandžio rūgštis, čia mažai kalbėsiu. Kodėl jinai neįsiskiria, kodėl pavartojus nolpazo, omeprazolių kurį laiką sumažėja pepsino gamyba, tai tada savaime aišku baltyminių produktų mažiau, bet tai paskatins autofagijos procesus, kurį laiką bus sunaikintas visokie polipai, augliukai, nes tai baltyminiai produktai suskaldyta į amino rūgštis, nes mums tik galvoja, vartojam baltymus ir jie eina į kažkokį mums reikalingą atstatyti organą, plaukus ar karnį. Pagal ląstelės genomą, kiekvieno ląstelė, pavyzdžiui, odos ląstelė kolageną sintetina. Kolagenas netgi suvalgytas tiesiai neina į kraują, jis suskaldomas į amino rūgštis, jos susimaišo su visomis amino rūgštimis gautomis su maistu ir pagamintomis kepenys. Kraujo ratu keliauja ir genomas tai tarsi kažkoks puzlė, specialus magnetas, pritraukia amino rūgštis tas, kurios reikalingas jau, tos būtent ląstelės. Ausies mano ląsteliai vienokių reikės, baltymų gaminti, kepenų ląsteliai kitokių, nosies kitokių, stiklakūnių akyse kitokių, plaukų kitokių, širdies kitokių. Taigi, ir reziumuojam, mes pakalbėsim, kad nesutvarkius skrandžio, tikėtis, kad kūnas būtų sveikas, nes senovės ajurveda sakė, 80% ligų yra neišmanimo. Tai yra, kai valgoma ne tada, kai reikia, pavyzdžiui, vėlai vakare, ne tuos produktus, kurie pagal konstitucinį tipą tą pripažįsta tokios tautos kaip Šveicarija, Ajurveda,
ajurveda pripažįsta, Šveicarija, Vokietija, Austrija. Tai jie vadina tik tai konstituciniu tipu gyvenimo menu, nes jie ajurveda, kad senovė nedvelgtų mokomo ir mokiniai truputį pagal konstitucinį tipą šiek tiek kitaip vyksta virškinimas trijų konstitucinių tipų žmonėm, nors tie tipai dažnai maišyti būna du. Bet mes intuicijos būdu arba patys matom, ko netoleruojam, ką pavalgius sunkiau. Nors labai daug produktų aštrių arba raudonos spalvos, tai sukelia, pažiūrėjau, autoimuninę lygą rožinę. Mes tik išoriškai gydom, o tai irgi yra autoimuninė lyga, negali sakyti, kad ją sukėlė vien virškinimas. Bet tiesiog reikia suprast kiekvienos ligos prigimtį. Kolesterolis irgi kepenys nesuriša blogojo cholesterolio, žemo tankio lipoproteinų ir taip toliau. Gastritas tai lėtinis uždegimas skrandžio, tai sunkumo pojūtis pavalgius gali ir paskaudėti, jeigu jau stiprus uždegimas, pykinimas netgi būna, rėmuo pagraužia. Ir gali būti atrofinis, tai iš vis gleivinė plonės ir vis mažiau išskirs reikalingos H chloro, tai yra druskos rūgšties ir pepsino. Ir jeigu atrofija, sunykimas, tai labai sunku atstatyti. Už tai mes turim labai prisižiūrėti. Ir šiaip lengva mityba turėtų būti 2 kartus per metus ypatingai lėta. Ta aš vadinu pasniku, kuris suskatina autofagiją, kai pagrindė troškintomis daržovėmis maitinamasi. Kai labai liesi žmonės 3 dienas, storesni gali ir iki mėnesio, 2 kartus per metus. Arba per lietuvių primtus pasnikus, arba šiaip, kada jums patogiau. Lėtinis gastritas tai ilgalaikis skrandžio gleivinės uždegimas. Jis gali vystytis lėtai ir ilgą laiką nesukelti ryškių simptomų. Dažniausias simptomas, kaip jau minėjau, deginimas, pykinimas, pūtimas. Labai prisivalgom ir taip kažkaip stovi, atrodo per daug net sotų rėmų. Kai kuriem po kurio laiko apetitas mažėja, nes vis tiek, kai nevirškina, tai ir sako, kad mažėja tas apetitas. Matot, kad gastritą gali sukelti ir helikobakter pylori infekcija vaistai, ypač nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo, kaip ibuprofenas, aspirinas, paracetamolis, alkoholis, rūkymas, autoimuninis gastritas būna netgi papildymas reikalingas. Tai va, visą tai aš pasakiau jau, o taip stresas labai turi įtakos, nes parasimpatinė nervų sistema tuo metu tarsi sustabdo virškinimo sulčių išsiskyrimą, nepilnai uždaro vožtuvus ir taip po truputį mes pasidarom ligoniai. Stipraus streso metu nevalgom. Ir stengiamės jį sumažinti, nes ilgai nevalgyti gali vieną dieną, antrą, tada pradedi kažkokius gėrimus. Jeigu organinis valgyti mėsą ir yra labai švarus, mėsą galima ir buljono, nors aš prieš buljonus, tai ten pereina visą tai, kas buvo tirpsta vandenyje ir kas buvo šiek tiek nuodinga. Ir ekstrakcinės medžiagos jos irgi dirgina skrandžio gleivinę. Ar stresas svarbus? Taip, stresas didina skrandžio rūgštingumą, labai silpnina gleivinės apsaugą, gali daug greičiau atsirasti ir helikobakter pylori, blogina virškinimą ir nervinė įtampa labai pablogins gastrito eigą. Ir pagrindiniai, jeigu turim H pylori simptomai, sutrikęs virškinimas, deginimas, skausmas viršutinėje pilvo dalyje, pykinimas, vėmimas, pūtimas pilvo, sumažėjęs apetitas, bet sumažėja jau vėlesnėse stadijose. Ir bakterija gyvena skrandyje, per nešvarias rankas, maistą, bendrus indus, jinai užkrečiama. Persirgus vėl galima užsikrėsti. Plauti rankas, gerti švarų vandenį, prastos kokybės maistą. Ir dažnai ir namuose prastos kokybės maistas. Aš žinau žmogų, kur verda 3 dienom sriubą, o žiemą vėsesnė virtuvė net palieka. Ir įpratęs jau vos pradėjusi gesti ir jis to nebejaučia, kaip kartais žmogus apsileidžia ir būna, gyvena ten benamiai, tai taip, jie neturi sąlygų nusipraust smirdą, bet būna ir taip žmonių smirdančių, jie nejaučia to kvapo. Ir maistą vos pradėjusi gesti nejaučia, bet tai gadina. Ar gastritas didina riziką? Taip. Opų rizika skrandžio atrofijos ir net skrandžio vėžio. Kokį maistą galima valgyti? Daug lietuviškų arbatų, vandens, gerti daug, ramunėlių, silpna žalioji arbata. Aš čia parašiau porą, visi žino, medetka, vingiorykštė.
Žiemą galima net kartais išprakaituot liepų žiedų, silpnesnė arbatėlė. Jeigu jūs parasimpatinė nervų sistema, tai levandų, pasiflorų, arba mišiniai būna padaryta miegų, kur labai nestiprių ir valerijonų dėt. O produktą avižinę košę geriau ne dribsnio, pačių grūdų, ryžiai, grikiai, čia iš kruopų. Virtos daržovės kuo daugiau. Aš visada sakau, į troškinius kokių 7 rūšių daržovių. Galima lengvai apketinti, pavyzdžiui, britvonę. Įmest prieskonių, sviesto ghee arba aliejų ir sumest šakninės daržovės, biški bulvių, morkų, sakysim, saliero galvutės. Žiemą po to dedėt ir cukinijas, kopūstinės daržovės arba žiedinius kopūstus, brokolius, paprastus kopūstus, paprikas, tai ką turite. Ir įpilt paskui verdančio vandens, lengvai apkapinus ir troškinti. Ir jeigu jūs turit nedidelį gabalėlį įsivyrę pradinėse stadijose, ne, geriau kelias dienas be mėsos, o paskui jau sakysim, va, čia aš parodau kremą, va tokį tiesiog gabaliuką įsivirti mėsos, susipjaustyt ir tik kelis gabaliukus, nu, tai 50-70 gramų. Tinka bananas, galima sutrint su uogom, 50 gramų uogų, kurios turi Oraks metodu išmatuotą stiprų antioksidacinį poveikį. Tai mėlynės, vyšnios, trešnės mažiau. Žiemą galima miltelius džiovintų uogų vartoti, netgi šermukšnių gudobelę. Taip liesa vištiena, kalakutiena, liesa žuvis, galima garuose ruošti, tai labai stiprus gastritas. Kefyrą, natūralų jogurtą ištimt kelias valandas prieš valgį kambario temperatūrą. Kiaušiniai virti, sriubos irgi geriau ne ekstrakcinės tos mėsos, o daržovė. Pavyzdžiui, truputį dėti ryžių, brokolių ir morkų. Ir to užtenka ir šiek tiek riebalo. Ir prieskonių visokių, turinčių stiprų antioksidacinį aktyvumą. Ko negalima valgyti. Tai jau matot, kepta mėsa su ledais, visokias greitas maistas, bulvės fry, aštrus, rūkytas, greitas, keptas, alkoholio jokių būdų. Kepenim tai peilis, kad ir nedidelis kiekis, gazuotų gėrimų, stiprios kavos, acto. Natūralūs produktai, kiti sako, aš kaip tik susireguliuoju su obuolių actu, ne jau kai gastritas negali. Labai riebaus maisto, traškučių, pusfabrikačių. Senovėj, kai labai trūkdavo gero kokybiško maisto ir gerų daržovių, tai būdavo džiūvėsėlius, pamirko gastritikam, bet tai atsiminkit, kad ir glitimas, ir žarnynui nėra labai gerai, ir prebiotikų negausi. Taigi dabar, kai aš visų daržovių ir neišvardinu, visokių retesnių yra ir smidurų, ir kitų daržovių. Kas sunkiausia virškinti? Baltymai. Kol skrandis, baltymai labai lengvai virškinami tik iš kiaušinių arba lęšių. Riebalai sunkiausia, apkrauna skrandį, lėtina virškinimą. O labai specifinę tulžį reikia gaminti, jeigu keptas maistas, kepti riebalai. Angliavandeniai virškinami lengviausia, košės, ryžiai, bulvės. Turime omeny atsparus virškinimui krakmolo. Nors bulvės tampa atsparesnis tas krakmolas, jeigu jas atšaldom ir dedam į mišrainės, bet kartais skrandžiui šaltas maistas netinka ir geriau nedidelė. Pavyzdžiui, vieną bulvę, tikiuosi, kad jūs neturite diabeto, įpjaustyti į tą. Diabetų jau atskira dieta. Jeigu ir skrandis ir diabetas, tai reikia jau kreiptis į specialistą. Mažinti, jeigu sergama gastritų, riebių keptų ir sunkių baltyminių patiekalų, kaip ten kumpiai, kenciukai. Ir pasižiūrėkit, kas iš tikrųjų lėtina senėjimą, kas tie antioksidantai ir kas jų stiprumas. Vitaminai A, C, E, B grupės antioksidantai labai gydo gastritą, mažina uždegimą, apsaugo gleivinę. Tai ir spalvotos daržovės, uogos ir prieskoniai. Antioksidantų šaltiniai, mėlynės, brokoliai, morko, žalios daržovės, visos uogos. Labai rūgščiai paūmėjimo metu ne. Kaip gastritas veikia kitus organus, kas atrodo gastritas, bet gali sutrikti fermentų gamybą, nes susidaro labai daug įvairių junginių, kurių šiaip nesusidarytų virškinimui. Kepenys, apsunkinamas labai veikia. Žarnynas. Kepenys pilnai neišvalo kraujo
pilnai iš skrandžio nesuvirškintas maistas eina į žarnyną, labai blogas kvapas, išmatų jame nesuvirškinto maisto likučiai, pūtimas, viduriavimas, vidurių užkietėjimas. Dar blogiau, jeigu geriat mažai, masė žemyn negali slinkt, tada eina į šoninės kišenės divertikulus ir divertikuliozė praktiškai negydoma, nors yra mano video, pasižiūrėk kaip maitintis divertikuliozės metu, arba tiesiog susidaro labai labai kaip plastelinas, prilimpa prie žarnų toks sluoksnis, o viduryje lieka mažas tarpelis. Ir atrodo tuštinamasi kasdien, bet kaip tik stengiamasi vos ne vidurius paleisti, kad per tą tarpelį išmatos pratekėtų. Bet jos irgi būna labai blogo kvapo. Ir tada jau tikrai reikalinga autofagijos procesas, biški pabadavimas, pilvo vidaus organų masažas, bet čia reikia specialaus specialisto, savo nedarykit, savo galima va tai labai pilvą tik pastuksent lengvai, arba va tai paglostyt. Tai čia nėra masažas, tas toks giluminis, kurį gali atlikti specialistas. Riebaus maisto labai vengti, truputį riebalų reikia, kad išsiskirtų tulžis. Gyvenimo būdas irgi turi būti reguliariai, mažesnėmis porcijomis. Žiūrėkit, dabar geri restoranai geriau meniškai patiekia, bet nedidelės porcijos. Mums svarbu daug, kad prisivalgytumėm, kad sotus. Pasižiūrėkit, su kokiais pilvais vaikšto tiek moteris, tiek vyrai. Nu ir kam? Jeigu negali svorį mažinti, kasdien sveriakitės, bent stabilizuokit, kai pradeda jis augti. Pavyzdžiui, sakysim, 1,70 m. Ūgio moteriai 70-69 pasiekė ir stop. Tada išimkit pyragaičius, išimkit keptą mėsą. Pasistengkit bent porą kilogramų numesti. Nu, ne, pasistengkit, kad neaugčiau, tikrai labai paprasta. Mažint porcijas, pirkti mažus puodus, mažus indus. Pavyzdžiui, kaip japonai iš labai mažų indų valgo. Ten tokius indus atrodo, kad čia vaikiška virtuvė. Ir daug gal 7 patiekalus, bet, pavyzdžiui, vieną sušį, kažkokią užkandėlę, porą vyšnių. Nevalgyti vėlai vakare, nevalgyti ypač vakare pyragų, mažinti stresą, gerai išsimiegoti, nerūkyti, pasportuoti, pasivaikščioti, visiškai nevartoti alkoholio, kiti dar ir apetitą pakelia. O užkandžių dėjus, jeigu galit bananą suvalgyti, ypač jeigu labai mažai valgėte ant pusryčių ar pietų, čia jau kiekvienam, čia gastritui gerai, bet jeigu svoris auga, nėra gerai. Keptas obuolys gali būti su vairiais pagardais, prieskoniais, natūralus jogurtas, vairūs trapučių nedaug, kefyras, varškė, bet gali trečiartis, jeigu užsitepti, pavyzdžiui, trapučio varškės, antioksidantai ir gastritas, mėlynės, morkos, brokoliai, moliūgai. Mato, čia pačia moliūgės sriuba arba įdarytas daržovėmis tiesiai iš moliūgo valgo. Saugo skrandžio gleivinę, mažina uždegimą, gerina gijimą. O kaip prevencija helikobakter pylom? Rankų higiena, švarus vanduo, kokybiškas maistas. Jeigu sergat, neužkrėskit šeimos narių, atskirai pasidėkit indus, reguliarūs tyrimai, kiekvieną kartą nevirinsit tų indų. Dabar 2 savaičių mitybos planas, kai sergam gastritu, pusryčio, avižinė košė, bet ne drybsnių. Bananas, pietus, vištienos sriuba, ryžiai, vakarienė, virtos daržovės ir žuvis. Labai nedaug žuvies, labai nedaug ir gali. Antrą dieną varškė ir keptas obuolys. Varškė irgi galima šiek tiek pasišildyti, bet ne mikrobangiai. Tiesiog į puodelį įdėti ir į puodelį statyti šiltą vandenį, pamakaluoti. Pietus kalakutiena su grikiais, daržovių troškinys, vakare geriausia daržovės. Kartais matau, turbūt galima gabaliuko žuvies, kartais ne. Trečią dieną ryžių košė. Ant ryžių košės visada tinka visokios uogytės arba prie jos, bet geriau ne uogienė. Pietų žuvies sriuba. Tai matot, jeigu žuvies sriuba ir šiek tiek joje jau žuvies yra, čia turime omeny ne vienas nuoviras, tai tada jūs gaunate ir baltymų. Omletas ir salotos. Toks išplaktas, labai trumpas, keptas maistas galimas, kaip omletas, pusryčiai. Natūralus jogurtas ir avižos, troškinta vištiena, bulvių košė ir daržovės. Bulvių košės labai nedaug, o šalia daržovės arba salotos, jeigu kasa gerai veikia, arba troškintos daržovės. Grikių košė, kalakutienos kukuliai, varškė ir bananas, omletas, ryžiai su žuvim, daržovių sriuba.
6 diena, va, 7 avižinė košė, vištiena su bulvėm. Sakau, retkarčiais galima ir vien bulvių, bet jų nedaug. Kefyras ir trapučiai. Ir tada užgeriam arba pamirkom, jie tampa minkštesni. Kartoti ankstesnių dienų variantus, keičiant įvairias košes ir burnočio truputį, ir ryžių, ir grikių. Labai geros suoros turi beta gliukanų, ypatingai gera miežinė košė. Liesą mėsą, žuvies įvairias rūšis, ne visi gali lašišos paprastesnės, bet jokių būdų iš skardinių, ne konservų. Virtas daržovės keičiam, sriubas keičiam. Ir svarbiausios išvados, jūs rytą būtinai turit nugalėti. Tai priklauso nuo jūsų valios ir sąmoningumo. Tinkama mityba, streso mažinimas, helikobakter pylori gydymas, reguliarus režimas. Helikobakter pylori, jeigu šeimos nariai serga, jūs galite profilaktiškai pavartoti juodgrūdį arba grybą čagą, jie abu naikina tą bakteriją. Tinkama dieta mažina uždegimą, gerina virškinimą ir apsaugo skrandžio gleivinę. Ir taip labai labai daug ligų atsikratysit. Taigi atsisveikindama visada linkiu sveikatos, sėkmės ir sąmoningumo, kad tos žinios per jūs tekėtų, suteiktų jums stiprybės ir jūs galėtumėt jomis pasinaudoti.